Sveiki Lietuvos klajūnai. Kągi, šiandien mūsų laukia dar viena labai įdomi istorija ir dar viena kelionė tiek į vieną nedidelį miestelį, tiek pasinerimas į viduramžių Lietuvos paslaptis. Tiesą sakant, tai, ką pavyko sužinoti, vėlgi netelpa galvoj ir praktiškai apverčia viską, ką mes įsivaizdavome apie Lietuvos istoriją iš vadovėlių. Todėl negaiždami pradėsime, o jūs užsikaiskite arbatos, įsitaisykite patogiai ir keliaujame. Artėjant link Ukmergės Lietuvos centre beveik, kažkaip į akis vis krinta keisti pavadinimai tiek miestelių, tiek upelių. Na, čia galime rasti ir Pamūšį, ir upę Mušę, ir upę Pamušėlę. Toks vaizdas, kad čia kažkokių šimtmečių senumo konflikto atgarsiai, kurie antiek įstrigo į atmintį tuometiniam Lietuvos gyventojam, kad iki šiol dar yra sunkiai pamirštame. Todėl pabandome pasižvalgyti, galbūt pavyks atspėti, kas čia buvo. Tiesą sakant, dar ir dabar keistų galima pamatyti ženklų. Pavyzdžiui, kad atsargiai gali prajoti Lietuvos kariai ant žirgų, kažkokie griuvėsiai senoviniai riokso, stovi paminklai, bet panašu, kad vėlesniem laikam. Ir taip pat tolumoje vis dar kyla gaisrų, kovų dūmai. Pabandome pasiaiškinti, koks mūšis šiose apylinkėse galėjo vykti. Na, vadovėliuose linksniuojami visada 4 mūšiai, tai būtų Saulės Durbės, Žalgirio ir Oršos. Tačiau iš tikro tik vienas iš jų Lietuvos teritorijoje, tai tik Saulės vyko. Nu ir tai dar Latvijai laiko, kad pas juos vyko. Tai gaunasi, kad šitie didieji mūšiai netinka, reikia ieškoti kitų. Tik ar mums pavyks? Tikriausiai per šimtmečius vykusias kovas su kryžiuočiais ir rusėnais, ir su lenkais, ir su totoriais Lietuvos teritorijoje vyko šimtai, o gal net tūkstančiai kautynių. Ir kaip čia dabar identifikuoti? Na, jeigu manote, kad jų buvo daug, tai manykite iš naujo. Pasirodo, šita užduotis daug lengvesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Į rankas pakliuvo istoriko Tomo Baranausko straipsnis, kuriame jisai suskaičiavo visus viduramžių mūšius, kuriuose dalyvavo Lietuvos pajėgos, ir rezultatai priverčia žagtelti. Bet kalba eina būtent apie mūšius, ne apie apgultis, ne apie antpolius ar kažkokius vietinius susirėmimus, o mūšius, kur dalyvauja, kaip ir valstybės didžiojo kunigaikščio kariuomenė, bent su 300 vyrų. Tai va, padarykime eksperimentą. Pagalvokite sekundę, kiekgi galėjo būti Lietuvoje mūšių per, maždaug 2,5 amžių. Na va, o rezultatas būtų 45. Ir tai per laikotarpį dar nuo prieš mindauginės Lietuvos, nuo kalavijuočio atplaukimo į Latviją iki praktiškai Amerikos atradimo, iki Kazimiero Jogailaičio valdymo. Tiesą sakant, tai truputį glumina, netgi verčia truputį pergalvoti tą supratimą vadovėlinį apie 200 metų vykusias kovas su kryžiuočiais, nes matyti jos truputį gal kitokio pobūdžio nei įsivaizduojam nuolatinį karą. Dar įdomu, čiagi įeina konfliktai ne tik su kryžiuočiais. Tai reiškia, tų mūšių, jeigu tik su kryžiuočiais, dar mažiau būtų. O pats kečiausias dalykas, kad dabartinės Lietuvos teritorijoje beliktų 12 mūšių. Dar labiau stebina tas faktas, kad netgi ir iš tų 12 mūšių tik tai 4 bent apitiksliai vietos žinomos ir iš jų tik 2 tiksliai. Bet jeigu labai nusiminėte, kaip čia gaunasi, kad savo net istorinių mūšių vietų nežinome, tai labai nenusiminkite, visa pasaulinė viduramžių ir antikos istorija lygiai taip pat ūkanose skendi, niekas tiksliai nežino, kur tie mūšiai buvo. Netgi rusai iki šiol dar Kulikovo mūšio vietos net neatradė. O mums netikėtai pasiseka, kaip koks grūdas aklai vištai, nes pasirodo klaidžiojam aplink tas apylinkės,
kur labai tiksliai žinoma mūšio vieta. Taigi, pristatau jum Šventosios, arba kitur vadinama Ukmergės, arba dar kitur vadinama Pabaisko mūšį. O kodėl ne 3 pavadinimai? Na, matyt, kad daugiau painiavos būtų ir sunkiau būtų atsirinkti, nes iš tikro tai nei Ukmergėj vyko, nei prie Šventosios upės ir net to pačio Pabaisko tuo metu nebuvo. Galbūt jau pats laikas užsukti ir į patį Pabaisko miestelį, tai ką mes jame pamatysime, galbūt mums leis atidengti tam tikras kortas ir išsiaiškinti, kas čia ir kodėl vyko. Pirmiausia, mus pasitinka Pergalės gatvė 1 netgi, ir ant jo puikuojasi kažkodėl raudonas stumbras ar tauras, kaip iš Kauno herbo. Bet šalimais jau matome ir patį Pabaisko herbą, 2 sukryžiuoti kovos kirviai, kas irgi rodo vykusius didelius mūšius. O centrinėje aikštėje išvystame ir paminklą. Na, tikriausiai Pabaisko mūšių jis ir bus, prieikime iš arčiau pažiūrėti. Matome 2 viduramžių riterius apsišarvajusius ir mojuojančiais kalavijais. Tačiau labai keista, jų veidai vienodi. Lyg tai būtų kokie broliai, dvyniai, o gal pusbroliai. Na, bet kokiu atveju negali identifikuoti, kur geriečiai, kur blogiečiai, kur priešai, kur mūsiškiai. Rašoma, kad pats mūšis įvyko 1435 metų rugsėjo 1 dieną. O kaip lengva įsidėmėti, kai vaikųčiai eina į mokyklą, tai švenčia ne tik mokslo ir žinių šventę, bet ir Antrojo pasaulinio karo pradžią ir Pabaisko mūšį. Atrodytų, belieka atsidaryti kokią Wikipediją, paskaityti ir filmas baigtas, ačiū viso gero. Tačiau visai netaip viskas paprasta. Kuo labiau skaitai apie mūšį, tuo didesnė painiava kyla. Visų pirma, daug kur jis yra įvardijamas kaip didžiausias dabartinės Lietuvos teritorijoje įvykęs senovės LDK mūšis. Oho, pagalvoju, o tai kodėl jis nėra tada nagrinėjamas vadovėliuose? Dar įdomiau pasidaro, pabandžius pasiaiškinti, o prieš ką čia Lietuvos širdyje lietuviai kovojo. Na ir padarom dar vieną testą. Pabandykite atspėti, kas nežinote. Ar tai kovojo su kryžiuočiais ir kalavijuočiais, ar prieš rusėnus, galbūt prieš lenkus, o gal prieš totorius, o gal prieš čekus kokius, gal prieš žemaičius, o gal prieš kitus lietuvius. Na ir norite tikėti to, norite ne, bet visi atsakymai teisingi. Tai kas čia per konfliktas toks? Kažkoks nežinomas nulinis pasaulinis karas Lietuvoje vyko, ar ką? O galutinai užmuša tai skirtingas vertinimas mūšio skirtingose istoriniuose šaltiniuose. Vienur rašo, kad tai yra siaubinga katastrofa, nubraukusi šansus Lietuvos tuometinės nepriklausomybės nuo Lenkijos. Kitur tai lyginama su Žalgiriu, Žalgiris antrasis vadinamas, kad tai yra fantastiška pergalė. Trečioji nelabai kreipiama dėmesio ir sakoma, kad tai dinastinės vidinės kovos. Nuo 4 sakoma, kad nuo to Lietuva pradėjo birėti ypač rusieniško žemės ir dalis dar į Lenkam atiteko. Yra dar ir 5 vertinimas, kad neišnaudotas šansas užimti visą Livoniją, tai reiškia dabartinę Latviją ir Estiją. Tai tada nieko nebesuprantu. Kas čia toks per mūšis, kur neaišku, kur geriečiai, kur blogiečiai, kuo baigėsi, gerai baigėsi ar blogai baigėsi. Kągi, teks matau pasinagrinėti iš esmės. 1430 metų spalio 27 dieną su Vytauto didžiojo mirtimi baigėsi eilinis lietuviškų sostų karų sezonas, kuris buvo labai spalvingas. Ten buvo ir išdavystės, ir taikymaisi, ir vėl karai, ir vėl taikymaisi, tada bendras Jogailos ir Vytauto karas prieš kryžiuočius, galiausiai Vytauto karūnavimo byla ir jo mirtis taip ir nesulaukus
išsvajotosios karūnos. O antrasis serialo sezonas prasideda tuom, kad Vytauto kūnui dar neatšalus, Švitrigaila, Jogailos brolis ir Algirdo sūnus visai nesiruošė atiduoti Lietuvą Lenkam, kai buvo pažadėta po Vytauto mirties, ir nedelsiant pasiskelbė Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Ir jį remia ne tik didelė dalis Lietuvos bajorų, tačiau, kaip nekeista, ir jo brolis Jogaila, Lenkijos karalius, kuris nori išsaugoti dar Lietuvą savarankišką, kad jeigu kas nutiktų, tai būtų vieta sostas jo vienam iš sūnų. Kadangi Švitrigaila, kaip ir Vytautas, sūnų neturėjo, tai Jogaila pasiūlo tokias pat ir sąlygas kaip ir Vytautui, kad Švitrigaila lai pabūna iki gyvenimo galo didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, o po jo mirties, sostas atiteks vienam iš Jogailos sūnų. Tačiau toks planas visiškai nepatinka Lenkijos ponam. Jie jau laukė, kad po Vytauto mirties Lietuva bus iškart prijungta prie Lenkijos, o dabar teks laukti dar iš Švitrigailos mirties. Ir jie, visai nepaisydami Jogailos valios, pradeda karą su Lietuva. Jūs tokio gal net negirdėjot. Įsiveržė į ukrainietiškas Lietuvos žemės, iš pradžių į Podolę, paskui ir į Volynę. Lietuviai tokiam siužeto posūkiai ne iki galo pasiruošę, todėl Švitrigailai tenka improvizuoti. Jis netgi porai savaičių sugeba suimti ir uždaryti patį Jogailą Lenkijos karalių nelaisvėje, o vėliau sudaryti sutartį pagalbos su ne bet kuo, o kryžiuočiais. Atrodytų, ką tik buvo Žalgirio mūšis, vadovėliuose parašyta, kad kryžiuočiai galutinai sutriuškinti. Pasirodo, ne, jie dar sugeba ateiti pagalbą ir ne bet kam, o lietuviams, su kuriais 200 metų kovėsi. Galiausiai po pusės metų kovų, maždaug 31 metų vasaras, sudaromos paliaubos. Lenkai kaip ir pripažįsta, kad kunigaikštis bus Švitrigaila, bet vėlgi su tom pačiom sąlygom, kad Lietuva vėliau atiteks Lenkijai. Atrodytų viskas, ramybė, taika ir draugystė, tačiau ne. Antroje lietuviškų sostų karų antro sezono serijoje Švitrigaila mąsto, kaip atsiskirti galutinai nuo Lenkijos. Ir, būdamas jau garbingo amžiaus, sugalvoja vesti. Ir ne tai, kad sėkmingai veda, bet jo žmona pradeda lauktis galimo sūnaus, tai yra būsimo Lietuvos valdovo. Lenkijoje kyla panika, nes vėl kyla reali grėsmė, kad Lietuva ištrūks iš Lenkijos orbitos interesų. Bet kadangi jėga nebuvo pavykę Lietuvos nuraminti, tai šį kartą nuspręsta veikti gudrumu. Tai prasideda trečia istorijos serija. 1432 metais Švitrigaila yra kviečiamas į derybas ir jau bevykstant dar Lietuvos teritorijoje, Ašmenoje, jam paruošta pasala, kuriai vadovauja Alšėniškių grupuotė, čia realiai tai yra giminės Jogailos pagal jo žmonos pusę. Goštautai ten prisijungia ir panašiai, ir jie užpuola vykstantį Švitrigailos dvarą, daugelį paima į nelaisvius, bet pačiam Švitrigailai per stebuklą pavyksta pabėgti. Tiesa, tiek jo žmona, tiek negimęs kūdikis lieka nelaisvėj kaip įkaitai. Ir tai nutinka vėl būtent rugsėjo 1 naktį. Kažkokia numerologija čia veikia, rugsėjo 1 tokia svarbi tampa Lietuvos istorijai. Remiami Lenkų perversmininkai staigiai skelbia naująjį didįjį kunigaikštį Lietuvos ir juo pasirenka Žygimantą Kęstutaitį, tikrąjį Vytauto jaunesnįjį brolį. Ir gaunasi taip, kad didžiausia Europos imperija skyla į dvi dalis. Švitrigaila bėga į rytinę žemės telkti kariuomenę, jam lieka pavaldžios dabartinės Ukrainos dalis, Baltarusijos ir Rusijos žemės, o Žygimantui Kęstutaičiui didžioji dalis dabartinės Lietuvos, vakarinė Baltarusija ir Žemaitija. Žygimantas I, apskritai Žygimantų Lietuvos istorijai bus kunigaikščių 4 net, taigi Žygimantas gan keistoka asmenybė, niekada labai politiką nelindęs, nors dalyvavęs įvairiuose Vytauto žygiuose. Jisai visada klausė savo brolio ir netgi kai Vytautas bėgdavo pas kryžiuočių, Žygimantą dažnai palikdavo kaip įkaitą vieną kartą ar ne 8 metam net. Apie painiavą su Lietuvos kunigaikščių vardais gal pamenat jau ir iš Mindaugo serijų,
kad nežinom jo krikšto vardo. Tai nors Žygimanto vardas skamba labai lietuviškai, tačiau iš tikro jisai nėra lietuviškas, tai yra Zingismundas sulietuvintai. O koks jo tikras vardas, ne krikšto, mes net nežinome Kęstučio sūnaus Vytauto brolio tikrojo vardo. Nu, labai keista. Taigi, sodindami į sostą Lenkai jam pasiūlo tokias pat sąlygas, kaip prieš tai Vytautui ir Švitrigailai, kad tu valdysi Lietuvą iki savo mirties, nepaliksi savo jokiem palikuoniam, Lietuva bus prijungta prie Lenkijos. Taigi, trečią kartą bando tą patį žaidimą sužais Lenkai. Pažiūrėsim, kaip šį kartą seksis. Taip prasideda dar vienas Lietuvoje pilietinis karas. Ankstesnėme, kai kovojo Jogaila prieš Vytautą, tai Vytautas siekė Lietuvos savarankiškumo, o Jogaila bandė flirtuoti su Lenkija, o dabar viskas atvirkščiai. Dabar jau Jogailos brolis siekė Lietuvos savarankiškumo, o Vytauto brolis eina išvien su Lenkais. Siekdamas atgauti sostą, Švitrigaila surengė netgi 3 didelius žygius link Vilniaus per 3 metus. Ir pats didžiausias iš jų bus būtent trečiasis, kai bus surinkta išties spalvinga ir galinga kariuomenė. Taigi 1435 metais Švitrigaila veda didelę Rusios kunigaikščių jam pavaldžių kariuomenę, tarp jų Polocko, Vitebsko, Smolensko, Černigovo ir Kijevo. Jam į pagalbą prisijungė ir didžiosios ordos Chano Saido Achmato raiteliai totoriai. Geležinis kumštis iš Livonijos riterių vadovaujamas magistro Franko von Kerskorfo ir netgi Algirdo anūkas Žygimantas Kaributaitis, husitų vadas, atvykęs jam ištikimais čekų kariais. Ir ši marga kompanija apsijungė prie Breslaujos, čia dabar būtų Baltarusija, bet orientaciškai netoli Visagino. Ir iš šiaurės rytų pusės milžiniška 20 000 armija juda link Ukmergės, kur po to ruošiasi pulti Vilnių. Savo ruožtu Žygimantas Kęstutaitis irgi telkė kariuomenę, tiesa, tokios armados neturi. Prie jo prisijungė jam likę pavaldus Lietuvos bajorai, žemaičiai ir taip pat nemažas kelių tūkstančių riterių dalinys iš Lenkijos. Iš viso skaičiuojama apie 12-15 tūkstančių karių. Bet Žygimantas turi ir 2 slaptus ginklus. Visų pirma, jau iš anksto jis yra suteikęs jam pavaldiem bajoram papildomas privilegijas ir svarbiausias stačiatikiams bajorams sulyginės teisės su katalikais lietuviais, taip labai mažindamas entuziazmą priešininkam kovoti už Švitrigailą. O kitas tai jo sūnus Mykolas. Mykolas Žygimantaitis, geras karo vadas, ir jis paskiriamas šitos būtent jo kariuomenės vyriausiųjų karo vadu. O Švitrigailos kariuomeniai daug kunigaikščių ir atskirai dar magistras nelabai nori paklūsti tiesiogiai Švitrigailai ir gaunasi, kad kariuomenė vienos bendros galvos neturi. Iš pradžių Švitrigailai žygis klostosi sėkmingai. Jis šluote nušluoja priešakinius tapdančiuosius Mykolo būrius, tiesa gan neskaitlingus, ir sėkmingai pasiekė Ukmergę, tuometinį Vilkomyrą. Ir čionai sužino, kad jau prieš jį juda pagrindinės Mykolo pajėgos, bando manevruoti, apeidinėti, kol galų gale kariuomenė sustoja viena prieš kitą netoli Žirnajos ežero, Žirnajos upelio slėnyje. Ir taip kariuomenės abipus slėnio stovi netgi 2 paras, esant gan prastam lietingam orui. Kodėl? Ne viena kariuomenė nenori leistis į slėnį ir paskui pulti, kaip sakoma, į kalną, taip prarasdama savo pranašumą. Keistas dalykas, kad atvažiavus į Pabaiską, centre esantis stendas rodo ne visai tikslę mūšio situaciją. Kažkodėl nupiešta, kad kariuomenės išsidėstė palei Vintaros upelį, kuris teka per patį Pabaiską už bažnyčios. Bet jūs pasižiūrėkite į vaizdus. Koks tai slėnis.
ar jis gali sulaikyti daugiatūkstantinės kariuomenės, jis čia gali būti kliūtis, nebent mokykliniam muštynėm. Kodėl toks stendas pastatytas ir nepakeičiamas, sunku pasakyti. Bet tik išsukus iš miestelio už gero puskilometrio jau yra ženklai rodantis ir tikrąją mūšio vietą. Čia liktai kariuomenės kažkokiamis lėšomis kažkokią progą įrengta. Yra netgi šiokia tokia nebaigta statyti apžvalgos aikštelė. Taigi galima apsižvalgyti. Va čia tai slėnis rimtesnis. Plius per jį eina būtent va tas kelias iš Ukmergės į Vilnių, senasis kelias. Be to net ir dabartinis tiltas per Žirnajos upelį, manoma, pastatytas beveik toj pačioje vietoje, kur galėjo būti senasis tiltas arba senoji brasta. Taigi taip tampa, kad šio būtent Pabaisko mūšio lokalizacija yra viena tiksliausių apskritai Lietuvoje visų mūšių. Ir kadangi istorija paprastai rašo nugalėtojai, tai neišimtis ir šis mūšis. Nes pagal aprašą atrodo, kad Švitrigailos kariuomenė buvo suspardyta kaip supuvę antaniniai oboliai. Ypač išsiskiria Lenkų metraščiai, kurie ten baisiausiai didžiuojasi kaip šaunus lenkiški kardai gėrė netikėlių kraują. Ir tie apibūdinimai visi kažkodėl Livonijos riterius vadina barzdotais prūsais, Švitrigailos bajorus schizmatikais ir visokiais netikėliais. Bet kaip įvyko, kad didesnė kariuomenė buvo praktiškai išžudyta, čia net mūšių sunku pavadinti. Pabandykime pasižiūrėti, ką rašo šaltiniai. Švitrigaila ir ordino magistras supratė, kad Mykolo Žygimantaičio kariuomenė visai nesiruošė pulti ir laukia, nusprendė patys truputį atsitraukti link Ukmergės ir surasti patogesnę mūšių vietą. Ir būtent rugsėjo 1 naktį, saulei dar nepateikėjus, prisidengdami tamsa, jie pradėjo šį persidislokavimo manevrą. Tačiau, kaip minėta, kadangi kariuomenė labai marga, daug vadų didelė gurguolė, tamsoje trauktis tvarkingai nepavyko. Tai pastebėjęs Mykolas Žygimantaitis greitai forsuoja Žirnajos upelį ir jo raiteliai užgrūna besitraukiančią Švitrigailos kariuomenę ir ją tiesiog išžudo. Gal ir būtų logiška, bet va yra viena maža bėdelė. Nėra viduramžių mūšių, kurie vyktų tamsoj, nes puolantieji lygiai taip pat negali koordinuoti ir kontroliuoti savo veiksmų. O kilus maišaliniai iš viso tamsoje nesuprasi, nei ką kapoti, nei į kurią pusę judėti. Galbūt realybėje ir nutiko kažkas kito, galbūt įvyko kažkokia išdavystė, galbūt iš užnugario kažkas sukėlė sumaištį, sunku pasakyti. Metraščiai mums tik perdada, kaip šaunus kardai ir kalavijai gėrė kraują. Sutriuškinimas buvo totalus, į Livoniją praktiškai negrįžo joks riteris, nes pakeliu juos dar gaudė ir lupo tiek savi, tiek svetimi. Rusijos kunigaikščių irgi dešimtis žuvo arba pakliuvo į nelaisvę. Tas pats husitų vadas, Žygimantas Kaributaitis, buvo sužeistas ir paskui keistom aplinkybėm mirė greitai nelaisvėj, tikriausiai buvo nužudytas. Bet Švitrigaila vėlgi pasirodė laimės kūdikis, jam vėl pasisekė. Jis su 30 karių grupelė, sakoma, sugebėjo prasimušti ir vėl ištrūkti iš persekiotojų nagų. Taigi Švitrigaila vėl nurūko gilyn į savo rytinės žemės, o Žygimantui Kęstutaičiui su sūnumi Mykolu reikėjo spręsti, ką daryti toliau. Taigi kariuomenė buvo padalinta į dvi dalis, žemaičiai buvo pasiųsti užiminėti Livonijos teritoriją, o Mykolas leidosi persekioti pačio Švitrigailos. Deja, žemaičiai įsiveržė į neginamą Livoniją visai negaišo laiko užiminėdami pilis, o tiesiog plėšė neginamą kraštą ir paskui su grobiu laimingi grįžo atgal. Taip Lietuva prarado tiesiog idealią progą prisijungti Latviją ir Estiją. O Mykolas Švitrigailą persekiojo nei daug neilgai, bet 3 metus, ne kaip Mozė, bet vis tiek pakankamai įspūdinga. Reiškia, dar karas vyko 3 metus, netgi po tokio sutriuškinimo. Galų gale Švitrigaila buvo išstumtas iš LDK teritorijos ir
nuvyko į Moldaviją. Ir tenai laukė kantriai keletą metų, galbūt likimas jo pasigailės. Ir norite tikėti, norite ne, dar vienas šansas šiam laimės kūdikiui vėl iškrito. O kol Švitrigaila laukia, Lietuvoje reikalai aprimsta. Žygimantas Kęstutaitis vėl paima į rankas visą valdžią didžioji imperijai, kuri nors ir nukraujavusi, bet dar didelė galia. Jogaila irgi jau numyręs, į sostą Lenkijos įžengęs jo nepilnametis sūnus Vladislavas, todėl Žygimantui niekas netrukdo ramiai tvarkyti savo valdose. O ant kalvelės šalia mūšio lauko savo triumfui pažymėti, Žygimantas stato naują bažnyčią. Dabar jos vietoje stovi nauja mūrinė, bet vieta tikriausiai ta pati. Tikriausiai čia galėjo žūti panašioje vietoje ir didysis ordino magistras. Su laiku čia ir išauga naujas miestelis, Pabaiskas, mūšio vieta. Bet jau po kelių metų vėjai pradeda pūsti visai kiti, nes Žygimantas supranta, kad tiesą sakant Lenkų jam ir nebereikia, nes nebėra didelio priešo šalia, ir jis pradeda akivaizdžiai proteguoti kaip sosto įpėdinį savo sūnų Mykolą, Pabaisko mūšio nugalėtoją. Ir staiga iš labai gero ir Lenkijai lojalaus valdovo Žygimantas tampa tikra Pabaisa. Na, kaip minėjau, istorija rašo nugalėtojai, tai metraščiai rašo, kad jis išprotėjo, kad jis pradėjo visus žudyti ant senatvės, kad ten su meškom draugauti ir panašiai. Ir istorija stebuklingų būdų pasikartoja. Beveik ta pati grupuotė, kuri vertė ir Švitrigailą, šį kartą suorganizuoja sąmokslą prieš Žygimantą. Ir 1440 m. kovo 20 d. Trakuose staigiu įsiveržimu į pilį jį nužudo. O dar fantastiškiau skamba faktas, kad po perversmo, ką galvoja padaryti didžioji kunigaikščių, ogi vėl pasikviesti Švitrigailą. Pasirodo, jau jo mažasis sūnus nelaisvėjo, gal dar gimimo metu miręs, todėl nusenę Švitrigailą labai tiktų sėdėti soste iki savo mirties. Bet Švitrigailos dideliam nusivylimui, nespėjus jam grįžti į sostą, užverda Lietuvoje tikra košė. Mykolas, Pabaisko mūšio nugalėtojas, visai nenori taikstyti su nužudymu savo tėvo ir siekia keršto, todėl jis nedelsdamas pats pasiskelbė Lietuvos didžioji kunigaikščiu. Jam pavyksta užimti Trakų salos pilį ir kuriam laikui netgi Vilniaus aukštutinę pilį, todėl perversmininkai nebeturi laiko laukti Švitrigailos ir turi staigiai regzti kitą planą. Ir taip iš Lenkijos į sostą kviečiamas Kazimieras II jaunasis, Jogailos sūnus, vos 13 metų, ir jo kandidatūra priimtina daugumai Lietuvos bajorų, ir Mykolas po truputį taip pat turi palikti Lietuvą. Ilgus 12 metų Mykolas po to blaškosi po įvairias šalis ieškodamas dingusios kariuomenės, aplanko kryžiuočius, moldavus, totorius, čekus, kol galų gale atvyksta į Maskoviją, kur Vytauto anūko Vasilijaus II tamsiojo neiškiomis aplinkybėmis yra nunuodėjimas, matyti kaip nereikalingas konkurentas. O nusenęs Švitrigaila, kurį laiką dar pasimuisto, galų gale gavęs valdyti Volynės sritį, nusiramina ir ten baigia savo gyvenimo dienas. Taip išeina abu Pabaisko mūšio dalyviai, taip nieko ir nelaimėję. Gal dėl to vadovėliuose ir yra tas Pabaiskas pakankamai užmirštas, na labai jau neskani tema. Brolžudiškas karas, 2 nepavykę bandymai atgauti Lietuvos savarankiškumą nuo Lenkijos, nutrūkusi Kęstučio giminės linija, tiksliau ne visai nutrūkusi, atvirkščiai. Vytauto anūkas Maskvos kunigaikštis pradeda valgyti nukraujavusias rytinės Lietuvos žemės, nepavykęs bandymas užimti Livoniją, na visko ir neišvardysi. Bet istoriją reikia žinoti, nes kas jos nežino priverstas kartoti klaidas. O keliaudami pro Ukmergę, nepamirškite pasukti nedidelį Pabaisko miestelį ir aplankyti didžiausią Lietuvoje mūšio vietą. Ir pabaigai dar viena labai keista detalė. Dar smetoninės Lietuvos laikotarpiu buvo
pradėti tyrimai, bandyta ieškoti mūšio palaidojimų, nes čia turėjo žūti tūkstančiai, rugsėjais dar šiltas, turėjo juos greitų metu laidoti. Tačiau nerandama iki šiol nieko. Mažos kapinaitės, kuriuose jokių senovinių palaidojimų. Kaip tai paaiškinti? Ar jie buvo deginami, nepaisant, kad jau krikščionybė sakoma? Lieka mįslė iki šiol, tikiuosi greitų laikų kas nors paaiškės. In fields of sorrow lost and dark, the fallen lie beneath the sky, their courage marked by every scar, silent whispers long goodbye. Praeivi, eik Lietuvai pasakyti, kad čia mes gerbdami jų paprotį, išdidžiai krytę esam suguldyti. Knights who rode with banners high now rest where shadows softly creep. In moon's embrace their spirits fly, eternal in their noble sleep. Oh, the fallen brave and true left their mark on me and you. In our hearts their story stays, echoes of those bygone days. Old tales of